Labas rytas, labas diena, labas vakaras. Pirmadienis nauja savaitė ir tuo pačiu paskutinė savaitė mokykloje, ta prasme. 25 dieną, tai yra ketvirtadienis skambutis ir viskas. Ir tada beliks tik tai 3 egzaminai, aišku, rytoj. Man vyksta dar vienas egzaminas, bet pasbaigšulė vyksta 3 egzaminai. Tai va, mačiau, paštininkai atvežė siuntinį. Labai gerai. Ir ką čia atvežė? Ir čia spėjau yra įdeklas. Yes, labai gerai, aišku, patikrinsime kaip kas. Iš tikrųjų apsirengęs, taip galvoju varyti mokyklą. Nežinau, ar blogai ar ne, bet lygiai normaliai. Aišku, yra dar kitas pasirinkimas, ta prasme, užsidėti mokyklos maikę, nes yra. Todėl dar pažiūrėsiu, kas man labiau tinka, ar tas. Tai va, toks yra tas Aivaras. Tikinasi pagalvoti, iš tikrųjų, ką dėtis ir kaip dėtis. Nes tiesiog, nežinau, visą laiką noriu atrodyti kuo geriau savo ir viskas, man tai yra svarbiausia. Mylime save, nieko nebijome, siekiam savo sugyvenimą. Nauja savaitė, blem draugai, tikrai nauja savaitė. Nuėkit, pažiūrėkit, vakar dienos epizodą, jei norite šiek tiek pasiklausyti, ką nuveikiau ir panašiai. Žodžiu, viskas yra liks draugai. Ramybė man iš dalies tikrai patinka. Geras, rankose laikyti irgi tikrai patogus. Ir dar svarbiausias buvo kiek tenai, gal tik $3 bei. O tai yra žiauriai nuostabu, aišku, čia kaip Made in China, tačiau gyti gal prieš, bet mes to nežinome. Išbandysime, tada žinosime. Ai, kokia purvina mašina. Na ką daryti? Ką daryti? Reikia palauti mašiną, va. Ten visur pilna dulkių, buvo, ta prasme, viduje ant tų kolonėlių, ten iš vis kaip pavažinėjau su atidarytais langais. Čia irgi visur matosi, ta prasme, kai tu buvai kaime ir žvirkeliu važinėjai. Aišku, pasteisinimų nėra. What the fuck, plyšta jau klevo lapas. Čia va, kas yra Made in China. Klevo lapas, greičiau. Tai, draugai, varam į mokyklą. Dabar yra 9:40, pamoka 9:50. Dabar biškai keista, čia įdėklą, bet visgi naujovė, tai yra gerai, kaip ir kalbėjome. Buvo man iš viso šiandien 3 pamokos, 3, 4, 5, ramu. Mateka, lietuvių informa. Labai nuostabu, viskas gerai. Ką finzainio egzaminų kaip ir pasiruošę, iš tikrųjų reikės tik tai pas savo mintyse pasipraktikuoti, ką kalbėti, maždaug ten tipo tas prasme, kad čia dizainas buvo toks, spalvos kontrastingos, energingos, čia yra įvairovė, kas pasirinkimas. Šitą frazę aš bandau pakelti tų vadinamų lietuvių visų moralę ir panašiai. Žodžiu, reikės gražiai taip susiformuoti, susidėlioti. Bet tai bus rytojus epizode. O dabar, ką dabar veiksime, tai paimsime, nusplausime mašiną, sesę parsivežėm irgi iš mokyklos, viskas yra nuostabu. Ciucikas pašertas, malko atnešta, visi gyvūnai, viskas susitvarkyta, žodžiu, viskas susitvarkyta. Pamokos vieta, bet kadangi man rytoj egzaminas, tai man kaip ir pamokų tai nėra, ir aplamai jau namų darbų kaip ir nebėra. Dabar tiesiog ruošiuosi egzaminams ir laikai egzaminus ir viskas. Negaliu pasakiška. Mašiną tikrai tingi plauti, bet jau tikrai reikia, nes ir viduj viską purvina reikės tikrai dėti daug darbo, manau, per valandą gal įsiplausti visą, bet visgi bus tvarkinga. Kokią savaitgalio, kol vėl važiuosiu į kaimą, nes visgi pravažiuoju pro žvirkelį ir viso. Aišku, čia pas mane visur irgi žvirkelis, tai nežinau, iš tikrųjų, ar labai apsimoka, bet vis tiek. Tvarkingesnė mašina, biškai geriau. Ir taip vėl mokyklą šiandien taip girdžiu, Aivarai, taip atsisakau. Nes mergas kažkur ten tūlika, ar kur ten buvo, nežinau, nemačiau net kur. Bet aš nesuprantu, merginos bijo ateiti, pasveikinti normaliai. Aš nežinau tiksliai kurios, pamatyčiau, kada normaliai tiesiai akis, kuris sako, tikrai užkalbinčiau, nes man nėra skirtumo, bet tas dalykas man labai įdomus. Visą laiką taip jokas paima. Ir aišku, šiauriai nuostabu, kaip žmonių yra, kurie žiūri epizodus ir panašiai. Tiesiog, tobula. Pirma dalis pabaigta. Dabar biškai nuvalėm, iš tikrųjų pagrindė visą purvą, viską, kas yra čia. Tai yra labai gerai. Iš tikrųjų dabar ką darysime, tai eisime į vidų, nes vidus irgi, ajajaj. Purvinas, visas, belekai. Tai reikės dabar dar žinoma ir vidų įsivalyti prie tą pačią. Aišku, dabar kai išdžius, vėl matysiu, kurios vietos būtent neišplovau normaliai tiek. Maždaug viską lyg ir valiau, bet visą laiką pasimato paskui, kad va, šitos vietos nenutrinė bištai, reikės tada dar paskui paeiti vieną kartą nutrinti viską. Varome toliau valyti mašinas, iš tikrųjų, jums tai čia iš tikrųjų yra žiauriai greitas procesas, bet man čia toks biškai iš tikrųjų yra ilgesnis šiek tiek procesas. Hey,
iš tikrųjų dulkės, automatiškai man svarbiausia buvo išdaužyti visas dulkės iš tenai, nes dabar išdaužiau normaliai tas dulkės, aišku, vis tiek jų yra, bet vis tiek pagrindą bent jau išėmiau, uždaužiau, dabar vis tik švaresnė mašina, aišku, ten pilnas vis tiek tu žiūriu, ten šveidi, ten sirbi, vis tiek vienas kitas šudukas lieka biški nervuoja, bet svarbu tą pagrindą, tą visą didelį šūdą visą išėmiau, todėl automatiškai didelis visas dabar vėl sėdynę sudėsiu atgal. Vėl viską sudėsiu, dar biškiuką dulkės ten pravalysiu, va toje vietoje tenai, bet taip pagrindė visas išvalytas. Viskas gerai, mašina kaip ir normaliai dar visai nusplovė. Aišku, dulkių tai ajajai, bet kiek daug, nesveikai, ta prasme šitą savaitgalį, kai važinėjau su atidarytais langais ir panašiai, tai ajajai. Ir visa bagažinė viduj pilna dulkių, dėl to, kad pas mane yra, bet ten va, kėlė, čia visas dulkės gali įeiti, tai ajajai, kiek čia buvo dulkių, buvo balta. Tokia diena kaip ir valymus iš tikrųjų, slautė šviečia, šilta gera, nesveikai, pigienai, tikrai pigienai, todėl tokią dieną pasirinkau abišiuką, aš nesivalyti dabar va, susidėsiu viską ramiai, viskas bus tvarkingai ir bus toks kaip ir nuostabus darbas padarytas, iš tikrųjų tikrai nuostabus. Akinių nuo savęs nusipirkti iš tikrųjų naujo optikoje vizijai. Visai neblogai iš tikrųjų, matysime, aišku, kai važinėsime, tada tiksliai žinosime, kokie tie akiniai. Viskas tikrai taip yra labai nuostabu, saulutė šviečia, oras tikrai gražus, žiauriai šiltas. Dabar reikės eiti pasportuoti, nes pirmadienis reikia savaitę pradėti tikrai užtikrintai. Va, visą taip nusiskučiau ryte, pilnai gražiai, tai va, dar mašiną nusiplovau tvarkingai viską, va, nusipirkame, dar įdėklą gavome. Va, dar pasportuosime, dar egzaminų kalbą tą pasiruošime viską. Ir dar netgi pasportuoju, šis tobulai. Ir aišku, dar netgi epizodą nufilmuoju, žinai, kad tai tada opa. Pasaka. Visgi, svarbiausia būti laimingam, pozityviam ir negalvoti apie blogus dalykus, nes tikrai nėra tikslo to daryti. Nekreipėm dėmesio į plaukus, apie tai negalvojame, kaip atrodome taip. Svarbiausia, esame nuspausę, pasportavę, iš tikrųjų darėme viršutiniam preso daliai, apatiniai ir obligiais, tai yra šoniniams raumenims. Darėme presus 3 varkiautus, ta prasme Tabata varkiautus, galite pasigūglinti, pasižiūrėti, kas tai iš tikrųjų yra. Žodžiu, 5 minučių varkiautas, iš tikrųjų žiauriai geras, taip aš šis 15 minučių, tada dar aišku dariau upper body, ta prasme, tai yra viršutinės dalies visą varkiautą, ten taip gražiai apėmiau. Irgi nesveikas varkiautas, man taip praeinant toksai, tikrai gerai, taip išvargina, taip gerai pasportuoja, tikrai gerai pasportuoja. Kuriam laužą, kepam bulvinius blynus, dar ten matros kažką keps. Žodžiu, diena kaip ir įprastėjus, vos ne į pabaigą jau eina iš tikrųjų, nu ir eina į pabaigą, galima tikrai taip konstatuoti, viskas draugai. Šiandien epizodas kaip ir baigtas. Buvo tikrai nebloga diena, prieš pabaigą galiu pasakyti vieną dalyką. Nesvarbu kiek jums metų, nesvarbu kiek, tikrai nesvarbu. Jei jūs mėgstate daryti, tai ir darykite. Ir nesvarbu, ką kiti sakys, ar priekaištaus, ar ne. Jei jūs vaikas ir mėgstate daryti, darykite tai. Ir jei užaugsite, vis tiek darykite tai, kas jums patinka. Ir nesvarbu čia, oi čia tipo aš suaugęs, aš nebegaliu to daryti dėl to, kad aš tipo jau tokiu metus. Ne, jei jums patinka ir jūs mėgaujatės to, ką darote, jūs tai darote ir viskas. Ir nesvarbu, ką kiti pasakys, nes jei klausysite, ką kiti sakys, tada niekada nebūsite laimingi. Visą laiką pagalvokite apie tai. Svarbiausia yra būti laimingais. Šypsotis daug, siekti savo svajonių ir daryti tai, kas patinka gyvenime, nes gyvenimasgi yra gražus, kai mes kartuojame ir jis nebus toks gražus, jei mes nedarysime, kas mums patinka. Ir visą laiką klausysime kitų, ką kiti sako, kad ko nedaryti ar ką daryti. Ta prasme, kartais tikrai patarimai gerai, bet jei visada dalykais, kad daryti, pavyzdžiui, žiūrėti ar kažką sakyti, ar kažką ten veikti, tikrai ne. Tikrai nereikia klausyti ten, tipo, oi, tu nežiūrėk ten to ar kažko, nes, tipo, tu jau saugęs. Ne, oi, tu ten nežais to ar ten su mašinytėm ar kažkas tokio, nes tu jau saugęs. Ne, arba, tipo, per mažas ar kažkas tokio, nesvarbu. Jei jums patinka, jūs tai ir darote. Žodžiu, draugai, viskas šios dienos epizodas baigtas. Ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime ir tokius epizodus, tokius nuotykis rytoj egzaminas. Bet tai yra mano rūpestis, ne jūsų. Epizodų tikrai tęsiasi, viskas yra labai gerai. Prenumeruojam, leiskite man pasiekti 2500 prenumeratorių ir viskas.
Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Gyvenimas tikrai nuostabus, gražus, viskas yra liuks. Tie draugai. Tikrai. Epizodas visai neblogas, neblogas.